Dar 2023 m. lapkritį po rekonstrukcijos atidarytas Lietuvos zoologijos sodas Kaune šiemet turės ir savo ypatingą šventę. Būtent Vytauto Didžiojo universiteto viešos komunikacijos 3 kurso studentai spalio 25 dieną organizuoja ypatingą šou Helovyno progai skirtą gąsdinimą, kur gyvūnai gąsdins žmonės. Kaip atskleidė Vytauto Didžiojo universiteto studentė, renginyje galėsime išbandyti įvairiausius žaidimus, taip pat prisiliesti prie dar neliestų gyvūnų, kurie yra zoologijos sode. Spalio 25 laukia legendinė grįžtanti zoonaktis. Tai kadangi artėja Helovynas ir tuo pačiu norime priminti žmonėms apie zoologijos sodo taisyklių svarbą, tai kviečiame į sodo naktį. Daug tikrai neišduosiu, nes reikia palikti intrigą, bet pagrinde galėsite pamatyti patį zoosodą veikiantį naktį, pamatyti uždraustas erdves ir paliesti neliečiamus šiaip plika akimi ir ranka gyvūnus. Tiesa, inovatyvus renginys zoologijos sode, kuris vyks naktį, bus prieinamas ne visiems. Būtent žmonių kiekis yra ribotas, o įleidžiami bus tik tais asmenys sulaukę jau 16 metų. Taip, į mūsų zoosodo naktį bus kviečiami tik nuo 16 metų žmonės ir yra ribotas kiekis. Tai jeigu reikia bilietų, kreipkitės jau dabar. Pasak prie renginio dirbančio Vytauto Didžiojo universiteto studento Ryčio Skinzera, tokių renginių zoologijos sodas dažnai nesulaukia, o jis turi ir savotišką mokomąją prasme. Na, iš tiesų, zoologijos sodas nelabai turi tokių renginių ir tiesiog edukologai, man atrodo, sugalvojo šitą idėją ir mes manome, kad gali būti pakankamai įdomus renginys žmonėms, nes iš tiesų naktį zoologijos sodas nedirba, o čianais būtent tokia proga, kad ir Helovynas, dekoracijos, bus tam tikros užduotis, aš manau, kad bus tikrai įdomi idėja. Tiesa, studentas pripažįsta, nėra aišku, kiek iš tikrųjų žmonių susirinks į šį renginį, tačiau pastangos yra įdėtos ir tikimasi geriausio rezultato. Per daug visą laiką tikėtis nėra gerai, bet manome, kad turėtų patikti žmonėms, nes bandome, stengiamės, dekoruojame, darome tam tikras užduotis, dar kitus dalykus, kurias negaliu minėti, tai tikimės, kad po šio renginio žmonėms tikrai bus įspūdžių. Organizatorius taip pat pabrėžia, kad žmonių lauks rimtas kiekis užduočių. Pasakyt, jų turėtų būti apie 7-8. Na, kaip minėjau, bus užduotis 7-8 kažkur tai. Ir jos bus tokiais mini iššūkiais, reikės atlikti tam tikrus dalykus, grupinis darbas, negrupinis. Aišku, viena bus galimybė tokia paliesti pačius gyvūnus, kas iš tiesų nėra leidžiama zoologijos sode. Aišku, ne visus, bet bus galima keliauti. Išskirtinis Kauno studentų organizuojamas renginys Lietuvos zoologijos sode būtent Helovyno progai įvyks jau spalio 25 dieną. Bilietų prekyba prasidės jau netrukus, tad nepraleiskite progos juos įsigyti ir sudalyvauti šiame išskirtinėme renginyje. O šiam kartui tiek, iki sekančio.